Labas rytas, na štai atvykau dar kartą į Santiago de Compostelos miestą. Vakar tokia diena buvo, kad reikėjo nužygiuoti apie 30 km, susirinkti pažymėjimus, susirasti transportą, ten dalį važiavau traukiniu, dalį autobusų su keliais ten sustojimai, žodžiu, atvykau atgal prie automobilio naktį visiškai tamsiai, gerai, kad man jį atidavė. Ir tada dar su to automobiliu atvažiavau atgal į šitą miestą. Nelabai radau normalios vietos, kur prisiparkuoti. Tai iš tiesų dar susiradau kolonėlę, kur iš tiesų miega fūrininkai. Tai tokios kaip rekomendacija kelyje pastebėjau, kad pačios šauniausios kolonėlės su geriausiam paslaugom yra Shell. Tai labai šauniai išsimiegojau ir tada čia visiškai netoli buvo nuo miesto, sugrįžau atgal, pasistačiau automobilį prie universiteto. Tai galima pasiskaityti internete ir buvo rašoma, kad prie universiteto yra nemokama ir iš tiesų nemokamai sekmadieniais. Tai čia toks gražus parkas prie universiteto už manęs. Ir dabar žygiuoju iki Spar parduotuvės, pasimsiu kažką valgyti labai greitai, nes ten centre bus sudėtinga kažką surasti ir labai daug uždaryta dabar parduotuvių sekmadienį. Ir aišku, sekantis ir pagrindinis šios dienos tikslas yra aplankyti katedrą, užeiti į vidų. Tada truputėlį pavaikščioti po miestą, pasižiūrėti į žymybės, gražias garsias vietas ir surasti kažką savo artimiesiems parvežti namo. Susimedžiau šiek tiek maistelio, tai tuno paštetas, paprikos neaštrios ir jogurtas be priedų. Turėjau sustoti prie šitos vitrinos, nes ne vienintelę tokią mačiau. Ir čia sudėta viskas. Ir kumpiai didžiausi, nežinau kokios dalies, čia nugarinė gal. Tada visokios čia jūros bjaurybės, tie patys aštunkojai, šparagai. Tai labai tipinė lentyna šitam mieste. Jisai netoli vandenyno, tai matyt tai ir atsispindi tame, ką siūlo žmonėms valgyti. Labai įdomu, kad iš pagrindinės pusės įėjimas į katedrą yra kaip muziejus, o jeigu nori pasimelsti ir užeiti į bažnyčią, įėjimas yra iš šono, visiškai iš kitos pusės. Ir vakar čia buvo milžiniška eilė, daugybė laukiančių piligrimų, šiandien jos nėra, man pasisekė, tai skubu patekti į vidų. Patekti į bažnyčią šį kartą nebuvo eilės, o kad ateiti iki Švento Jokūbo kapo, tai yra tikrai nemaža eilė laukiančių žmonių, bet tai yra pati svarbiausia šitos vietos vieta, todėl ir aš atsistojau į eilę ir pabandysiu sulaukti to laiko, kada galėsiu patekti į vidų. Šis pastatas už manęs yra trečia pagal grožį ir lankomiausia vieta šiame mieste, tai yra vienuolynas. Ir jeigu žiūrėti pagal pačias garsiausias vietas, tai pirma vieta aišku yra katedra, tada yra katedros aikštė. Ir vėl matote už manęs įspūdingą senovinį pastatą vienuolyną. Labai įdomi vieta, šitoje vietoje gamina tik tai Santiago pyragą ir sūrius. Ir kiek nuotraukų ant sienų, čia visos įžymybės Ispanijos lankėsi ir valgė tuos sūrius ir pyragus. O pyragas, kaip ir minėjau, čia šiek tiek anksčiau, tai yra jis tokiai dėžutėj, o tai yra malti migdolai, kiaušinis ir tiesiog viskas iškepta.
Paskutinė vieta, kurią lankau šitą miestę, yra jų parkas. Ir čia labai daug sėdinčių žmonių ant suoliukų besilsinčių. Dėl to, kad čia yra nuolatinis pavėsis, medžiai susodinti taip, kad iš kiekvienos pusės... Jo, gal mane užkalbino, žodžiu. Iš kiekvienos pusės gaunasi šešėlis, nesvarbu, iš kurios pusės šviestų saulė. Va, ir visą laiką gali atsisėsti ar to, ir kitoj vietoj, koks bebūtų karštis, ir pasidžiaugti medžių paunksmėje vėsuma. Visai netoli yra kavinės, tai galima nusipirkti ledų. Va, šiaip pats parkas nėra nieko išvaizdus, bet aš manau, kad ta apsauga nuo saulės ir šešėlis yra pats svarbiausias dalykas šitą mieste. Nes net ir dabar, rugsėjį, šiandien rodė 29, tai taip, labai karšta, nėra vėjo. Gal nėra karščiau negu pas mus šį vasarą, bet vis dėlto tikrai labai karšta. Na ką, šioje gražioje vietoje atsisveikinu su šiuo nuostabiu miestu ir visais nuotykiais, kuriuos patyriau per pastarąsias 7 dienas. Va, ir sekanti kelionės dalis yra poilsinė. Matyt, irgi bus su nuotykiais, bet joje tikslas yra kitas – pamatyti bent po 3 įspūdingiausias kiekvienos šalies, kurioje pabuvosiu vietas. Bet pirmiausia, aišku, nepaliksiu Ispanijos neaplankęs 3 pačių gražiausių ir garsiausių paplūdimių. Ir galbūt tiesiog ten išsimaudysiu, nieko daugiau. Tai grįžtu į automobilį ir pasiplanuoju sekančią kelionės vietą. Na štai ir pasiekiau Vigo miestą. Iš tiesų atvažiuoti iki jo pavyko labai greitai, bet pats jisai be galo painus, kalnuose, labai siauros gatvelės, visiškai siauros. Va, ir čia pasiklydęs, pasimetęs buvau, čia ir vietiniai padėjo apsisukinėti, ten įstrigau tokioj gatvelėj, kur neįmanoma išvažiuoti. Bet galų gale suradau uostą, štai kaip jis atrodo. Patys laivai yra va ten, va, prieš akį matosi, keli stovi, tuoj prisiarčiau. Už manęs ten šviečiantis didžiulis prekybos centras, pats bilietų pačios kasos, va čia už nugaros toks visiškai nedidelis pastatukas. Va, ir sakė, kad laisviausiai galima bus rytoj nusipirkti bilietus, jokių problemų. Tai va, tai dabar vienintelis rūpestis, žinau, kur uostas, Google'as blogai rodo, kaip į jį atvažiuoti, reikia pačiam ten gaudytis tose gatvėse, nes jis nukreipia į pažyminį įvažiavimą ir tada to pažyminį įvažiavimą pirmin atgal važinėjai. Ir niekad nepasiekė šito uosto. Tai va, tai už manęs yra tas laivas, kurio plauksiu, ir ta kompanija. O ten, va, tai yra pavadinimas. Va, ir iš tos vietos rytoj išplaukiu.